5, 4, 3, 2, 1, go. Labas rytas, draugai. Ką, šeštadienis mes vėl jau dėsim į veiksmą. Šiuokart dar su kitokia mašina, su Opeliu, bet daug didesnio Opeliu. Su tokia Opeliu šiandien važiuojam. Važiuojam į Panevėžį, ten treniruotė vyks. Draugas treniruosis, gal ir mes gausim pasivažinėti, galiu parodyti, kokį daiktą vežamės. Turim BMW. Jau kaip matot, turbūt matot, ruoštas tikrai ne raliui. Turi puslankius. Padangytės rimtos. Tai taip sakant, drifto mašina. Tai važiuojam pasižiūrėti visai kitos automobilių sporto kultūros. Drifto. Pačius pavežios, gal tos biški patiems prasivažiuoti, taigi padarysim nuotraukų, pafilmuosim, padarysim video. Ir ką, tada važiuoju dabar iki Donato. Iki Donato atvažiuos ir pats mašinos savininkas Paulius ir po biškį važiuosim į Panevėžį. Tai ką, neužilgo susitiksim. Na ką, mes jau atvažiavome į vietą. Va, jau ruošiasi vietą, kur susikraus padangas, servizo zona. Ten yra toliau dar keli dalyviai. Va, pati trasytė tenais. Buvęs kartodromas ir tuoj bandys važiuoti, žiūrėsim kaip važiavimus, kaip seksis. Ką, tai kol kas tiek ir susitiksim turbūt jau kai važiuos. Einam pasižiūrėti, kaip kolektyvas važiuoja. Čia nežinau, nes čia dar šalta, tai nelabai to sniego turėtų. Net sniegas kaip buvo. Kaip sakant, dar nespėjom išvažiuoti trasą, jau prasidėjo problemos. Paulius vaikšto, sako, žalia balutė pa mašiną, žiūrim, kad varo antifrizas, ten iš šlangos, kad kiek dabar matom, kad turbūt šlanga kiaurai yra. Kolektyvas važinėjasi, o Paulius remontuojasi. Nelabai yra, ką čia remontuoti. O jeigu ką nuvažiuosim, nupirksim daugiau distiliuoto vandens. Kol tik varva, tegul varva. Ne? Nu, svarbu, tu neverš daugiau tik tais. Jo, nes prapjausi. Dydis tai čia pristatas kalnus. Patiltų visiems. Nežinau, ir per kamerą matosi, bet sulaukėm sniego. Paulius nelabai džiaugiasi, kad sninga, bet nėra minusinė temperatūra, turėtų nesilaikyti tas sniegas. Ką, ir važiuoja į trasą. Pasikeitė ratus. Nu, gal pakeitėm, padėjom. Tai dabar važiuoja bandyti. Antrą raną daryti. Gal šio kartą ilgiau pavyks pavažiuoti negu vieną ratą.
pravažiavo 7 ratus. Vieną padangą nusiardė ir galvom, kur ta visa guma. Radom, visa guma yra susivyniojus čia, ant suportų. Ką, sėkmės? Nu, viniosim. Vyniok savo gumą. Kol kas, kaip sakant, ne kiek džiaugiamės važiavimu, kiek kartus keiteliojom. Nu, pasidžiaugiai važiavimo, ko Nu, 4 kartus pravažiavom, bet tai jau ratus trečią kartą dedam. Nieko, greitai čia uždėsim geras, važiuosim ir greit. Greit, kai nuviniosi gumos daug. Nu, Žiūrėk, galima pasidaryti šniūro mašiną pasitraukti. Čia kad suportai nesušaltų, aš tai palikčiau. nu ir po to stabdžiais. O gal dėl to man rankinis kodėl veikia? Gali būt, žinau, gali būt. Užspaudė jam rankinį turbūt. Gali būti. Ne, čia taip normaliai, visą padangą čia. Jo. Tikrai ne 9 laipsniai, dabar gali nevėluoti. Smagiau reikia. Biškai jo šitas daugiau. Va čia, aš irgi tą pusę, nes visok yra gražiai išeina. Sarna pusė irgi taip pat išeitų, bet biškai savi niuansai. Kaip rankinis gerai? Pats smagus. Tik danga geresnė galėtų būti. Jo. Ką, liko vienas arba du paskutiniai ratai šito padangų. Kol kas darau video atnaujinimus, kai suvažiuojam padangas. Kadangi jau čia vadinamas šrotas, jau tikrai nebedaug lygia, tai nedaug ir tų važiavimų gaunasi. Dabar pabandė Paulius važiuoti priešingą pusę, negu prieš tai važiavo, tai nusprendėm, kad tikrai daug smagiau į priešingą pusę yra važiuoti, dėl to, kad smagesnė gaunasi trasa ir didesnių greičių galima važiuoti. Ką, ir dabar bandys dar kartą važiuoti. Kaip ir sakiau, vienas ratukas ir jau padanga nusiardė. Jau matau iš tolo, kad šniūras kartu sukasi jau ir šlifuoja kėbulo detalės. Ką, vėl ratų keitimas.
Ką, biškį pabandžiau aš važiuoti. Aišku, nieko nesigauna, bet niekur keista, kad nesigauna, o dabar važiuos, bandys Donce važiuoti. Donce, kadangi BMW turėjęs, važinėjęs, manau, kažkas gal ir pavyks jam. Kad už mūsų drifteriai tikrai nekokie, bet bent jau smagu pabandyti. Pajaust, ką tai reiškia. Pajaust, kaip važiuoja 2.8. Vyksta pamokos Doncei. Paulius pasakoja, kaip reikia daryti, Donce bando. Bet kol kas sunkiai gaunasi Doncei. Jau gražiau. Tikrai gražiau buvo ir matau. Net per šalmą pas Doncę šviečia šypsena ant veido. Jau panašiau į slydimą šiek tiek. Tiek, kiek mes galim padaryti. Nekantrauju važiuoti, ne? Tuoj pakels droną, jau jungiasi ir galėsi lėkti. Mes kai su Donce važiuom, tai padangos net nesudylo. Jo, dabar tu pravažiuosi, nebebus padangų. Va, Donatas ruošiasi droną pakelt.
Na ką, šiandienos pasivažinėjimas kaip ir baigėsi. Tuoj mašinas. Liko užsikrauti ant ralo ir grįžti į Kauną. Tai va, susikrauna daiktus į mašiną, tada varom mašiniuką ant tralo ir riedam link Kauno. Tai turbūt susitiksim dar Kaune, apibendrinti šiandieną. Ir viena iš paskutinių akimirkų kraunam ant tralo. Kadangi jinai ruošta driftinai yra labai žema, tai užkrauti ant tralo irgi yra iššūkis. Lentų, visko ir tada tik užkrauti išeina. Taigi, sekantis šiandienos update'as. Jau esam grįžę į Kauną. Aš jau tralą pastačiau ir atsivariau dėl šaroną. Dabar grįžtam namo, persivilkam, pavalgom. Ir nusprendėm, kad šiandien dar taip dienos neužbaigsim, o dar nuvažiuosim pasivažinėti kartingais. Tai maždaug už valandėlės mes važiuojam pasivažinėti kartingais, susirinko grupelė, 5 žmonės, tai dar gal biškį ir pakonkuruosim viens tarp kitą. Tai ką, tada iki sekančių susimatymų šiandien, dar turbūt ne paskutinis susimatymus. Gavau vienkartinį pošalmį, tai atrodo kaip seselė arba vyrėja. Gerai, kas turi pilnus šalmus uždarus. A ne, Pauliau? Jo. Laikyk, filmuok, nežinau. Patau, Nu va, bandysim važiuoti.